Nu ir ką galim pasakyti. Geriausias laikas gyvenime. Pats sunkiausias, bet pats geriausias. Smagiai buvo praleista, smagiai buvo būta. Smagiai buvo tiesiog daryta. Smagiai buvo čilinta, smagiai buvo dirbta. Smagiai buvo tiesiog nugyventa. Bet gyvenimas eina link kitos pusės. Vis dar sakom, mes senstame, senieji, kaip sakant, būna nebereikalingi ir viskas dedas tik ant jauno, kitokio būdo. Taigi sėdėkite jūs su savo būdose, laukite ten savo tose mašinose ir, kaip ten sako, uždirbkite pinigus. Nes ką daugiau galima okupuoti, ką daugiau galima sunaikinti, tik žmogų be namų, žmogų be pinigų ir žmogų be darbų. O visi tie, kurie dirba, jų neįmanoma paliesti, ne? Tie žmonės, kurie turi pinigų, jie gali išsipirkti labai greit viską. O visa kita nebesvarbu, nes jeigu kažkokios ir yra tam tikros vadinamos karalystės, šalys, valstybės, jos daug metų yra atgyvenusios. O mes toj vaikiškoj jaunimo šaly tiesiog ir matome didžiulę korupciją, kuri užvaldo tik tuos, kurie yra apsupti daugumos. O visi kiti bėga, grįžta, bėga, grįžta, bėga, grįžta. Ir daro tai, ką nori daryti. Arba taip, kaip priimta. Man priimta buvo visai kas kita. Jeigu jums nepatiko, tai jūsų reikalas. Jeigu aš gyvenau daug metų taip, tai nesakyk man, kad tu žmogau atėjęs čia galėsi pabūt su manim ramiai.